Taigi, Merkurijaus ir Plutono aspektai. Merkurijus tai yra ryšiai, informacija, komunikacija, logika, nauji neuronų ryšiai, alternatyva, dualizmas, analizė, racionalumas. Ir Plutonas tai yra aukštoji planeta. Tai aš priminsiu, kad yra asmeninis planetos, yra socialinis planetos ir yra aukštosios planetos. Asmeninis planetas Saulė, Mėnulis, Merkurijus, Venera, Marsas, socialinis yra Jupiteris, Saturnas ir aukštosios planetos tai yra Uranas, Neptūnas, Plutonas. Ir šiandien, kaip suprantate, mes kalbėsime apie Merkurijaus ir Plutono aspektus, tai yra paskutinė paskaita apie Merkurijų. Ir sekančią savaitę paskaitų nebus, nes aš būsiu išvykęs, visiškai atsijungęs nuo visų, kaip sakant, internetinių ir ne tik internetinių veiklų. Tiesiog būsiu atsiskyrime. O po to paskelbsiu grupėje vėl. Toliau tęsime paskaitas, bus apie Venerą. Veneros aspektus su planetomis. Kągi, einam toliau. Taigi, Plutonas. Plutonas simbolizuoja lemtį, tai yra lemtis, tai yra taip pat žmogaus likimas, tai yra karma, tai ką mes vadinam karma. Plutono poveikis, taip, per Merkurijų, tai yra žodžio karma, tai yra žmogaus, supraskite, žodis kūrė karmą. Arba gerą, arba blogą, arba išriša karmą. Tai yra labai stiprus žodis, labai stipri mintis. Toliau Plutonas yra aukštesnė valia, tai yra valdžia, tai yra paklusimas, toks kaip sakant, arba savo norą, arba tą privers paklusti. Tai taip pat neišvengiamybė, tai taip pat yra slaptas potencialas, kuris atsiskleidžia pas žmogų kritinėse situacijose. Taip pat prievarta Plutonas yra, taip pat užvaldymas, užgrobimas, taip pat yra armija, Plutonas yra nusikalstamumas, Plutonas yra mirtis. Tai va tokie raktiniai žodžiai. Ir dabar va aspektai su Merkurijum. Mes kalbėsim būtent sąsajas, taip. Tai prasme, Merkurijus ir Plutono sąsajas. Ir yra 5 aspektai, 3 įtempti ir 2 harmoningi. Tai va, įtempti čia jau gausis praktiškai visi aspektai, bet jie visi yra transformuojantis. Jie visi yra transformaciniai aspektai, kai žmogus, aiškiai, yra tiesiog keičiasi. Tai yra apie pokytį, jeigu mes kalbame, tai būtinai dalyvauja, tarkim, jeigu harmoningi aspektai, tai žmogus keičiasi lengvai, švelniai, gražiai ir džiuginančiai, netgi kitus žmonės, bet jeigu yra įtempti aspektai, tai yra kvadratas, opozicija, konjunkcija, tai žmogus, kaip sakyti, dūmai rūksta. Tai aišku, mažiausiai dūmų rūksta konjunkcijoje, opozicijų šiek tiek daugiau dūmų, o štai kvadratūroje vieni dūmai ir ugnis, ir vienu žodžiu, kaip ta alcheminis pečius, toks, kaip sakant, ir pečių įkiša, reiškia, kažkokia ten vieną medžiagą, o po transformacinių procesų iš to išeina visai kitos kokybės arba pelenai, arba kažkas tai naujo unikalaus. Tai va taip veikia Plutonas. Taigi, kaipgi Plutonas įtakoja Merkurijų? Pirmiausia, visi aspektai Plutono yra susijęs su pykčiu. Vien yra pykčio ta energija, yra teisingas, sveikas pyktis, harmoningi aspektai. Ir yra toks, sakykime, neteisingas pyktis gali būti, kaip prasme, toks pažeidžiantis pyktis, toks pyktis, kaip sakant, perkeičiantis, nukreipiantis. Tai vat,
Plutono aspektai magiški šiaip jau, turi savo magišką energiją, skaitosi konjunkcija, tai yra mago aspektas, jau kas turit, jūs nešate, iš tikrųjų tai yra žmogus gyvenant peilio ašmenų šiaip jau, tai va su Merkurijum jau yra, tai jo žodis, jo malda, jo mantra tiesiog veikia transformuojančiai ir toks žmogus turi puikiai išmanyti etikos normas. Bet ne veltui visi rimti mokymai, kuo rimtesnis mokymas, tuo visada prieš tai yra kalbama apie aukštą etiką ir moralę. Nes to nežinant, jeigu žmogus turi, tarkim, įtemptus, ypač įtemptus Plutono aspektus, jis sukuria savo sunkią karmą ir pakenkia aplinkai. Tai va, todėl etika, jogoje, pavyzdžiui, jamas nijamas principai, ten, pavyzdžiui, budizme irgi savi ten etikos savos normas ir visur pradžia prieš 100 praktika yra dorovės ir etikos normas. Jeigu jums sako, čia yra rimta kažkokia transformuojanti praktika, vat kaip čia ką tik gavau pakvietimą eiti, dabar nepasakysiu, labai įdomus kosminis kvėpavimas, ar kaip čia vadinasi, rebefengo. Ir ten apie jokią etiką nieks nekalba, tai labai, kaip sakant, gali skirtingai žmonėm tai suveikti šiaip realiai. Jeigu pas kurį harmoningi aspektai Plutono, tai nieko, bet jeigu pas žmogų yra įtempti aspektai, tai gali tokios stiprios praktikos kaip kvėpavimu, su kvėpavimu susiję duoti labai stiprias šalutinės pasekmes. Tai va. Taigi, Plutonas, reiškia, kaip įtakoja, tai yra piktas liežuvis, sarkazmas, tai žmogus, kuris gali nužudyti arba išgelbėti vienu žodžiu, tai yra krizių psichologija, tai yra manipuliavimas, tai yra hipnozė, visa tai būtent veikia per Merkurijaus ir Plutono aspektus. Merkurijus, turėdamas bet kurį aspektą, yra piktokas, toks turi savo tokį piktoką nuotaiką ir skvarbus. Merkurijus tampa skvarbus, supraskite, kad Merkurijos funkcijos visos yra paimamas į Plutono valdžią. Irgi taisyklė tokia yra, kuo aukštesnė planeta, tarkim, asmenis planetos visada yra paveikiamas aukštesniųjų įtaka, jos yra užvaldomos, užgrobiamos, šiaip ir įtakojamos yra. Tai Merkurijaus visos funkcijos yra paimamos Plutono. Taip ir mes todėl kalbame apie, jeigu yra apie konjunkciją arba, pavyzdžiui, trigonas ar sekstilis, tai yra magas, žmogus magas. Su konjunkcija ant peilio ašmenų gyvena, o štai trigonas, tai kaip šviesiojo mago, sakykime, kelias toks. Sekstilis tas taip pat. Tai turi žmogus geros tokios karmos, praeitų gyvenimo gerų įdirbių. Jam jau nebereikia jokių ten ypatingų transformuojančių praktikų, jis yra labai lengvai ir paprastai gali transformuotis, tiesiog kartodamas maldą, tiesiog kalbėdamas mantrą, tiesiog linkėdamas visiems laimės, jis patiria labai galingas transformacijas. O to pas ką yra, tarkim, įtempti aspektai, tai jiems jo reikia išgyventi, įsikankinti, pasipurtyti ten, vienu žodžiu, kad kažkas tai šiek tiek įvyktų ir dar tai gali būti pakenkta energetika, net aplinka pakenkta. O štai žmogus, kuris turi aspektą su Plutonu, jeigu jis kažkam tai pakenkia, praktiškai pasiekmes liūdnos ateina. Toks žmogus, jeigu sąmoningai su, pavyzdžiui, konjunkcija turi, taip, Plutono, jeigu jis gali kurį laiką kenkti kitiems, netgi, tarkim, prakeikinėti gali, arba kvadratas, iš viso tai yra prakeikimų, toks, sakykime, aspektas, kur žmogaus pastaba gali tiesiog nužudyti kitą žmogų, pastumėti sukurti labai sunkias karminės pasiekmes. Už tai grįžta labai greitai, kaip sakant, ne tai, kad per nosį paukštelimas, bet yra
yra sakoma kvadratas tarp Merkurijos ir Plutono, tai yra smūgis su beisbolo lazda į kaktą. Tai tokios pasiekmes, tai yra dar čia švelniai tariant, iš tikrųjų, žiūrint, ką žmogus daro. Taigi, jeigu mes turime Plutono konjunkciją su Merkurijum, tai toks žmogus tai yra kaip atlieka operaciją. Su žodžiu jis gali ištraukti iš kito žmogaus visą tai, ką tas žmogus nori paslėpti. Jis išoperuoja tiesiog kitą. Jis jaučia, ta prasme, jaučia giliau nei pats, pavyzdžiui, žmogus kitas. Ir jis mato kiaurai kitą. Jis nebijo nudirti odą. Ir jam visai negaila, kad, pavyzdžiui, tam žmogui tu nudyrėjai odą ir tas žmogus dabar tiesiog kenčia. Jam visai, jis netgi laukia, kad už tai tu jam padėkotum. Tai vat ir jis visiškai nesijaučia nei gėdos, nei kaltės, kad sukelia kitam kažkokią tai kančią, nepatogumą. Ir jeigu jis pažeidžia etiką, tai darydamas jis gauna pasiekmes. Tai yra praktiškai Plutono konjunkcija su Merkurijum, tai yra vaikščiojimas ant peilio ašmenų. Gali būti peilis, gali būti daromas operacija, tai yra daroma taip, tai yra gelbėjant gyvybę, bet gali būti ir žudomas, ta prasme. Tai čia vėlgi etikos klausimas labai svarbus. Šiaip Plutonas mes jau esam kalbėję, tai yra etika, karminė etika, sakykime, labai svarbu žinoti. Plutono konjunkcija su Merkurijum tai žodžio magija, mantra, malda, magiški kalbėjimai, negi, pavyzdžiui, žmogus skaito paskaitas, jis labai daro didelį poveikį, transformuojantį poveikį kitiems. Toks žmogus yra aukštesnis valios nešėjas. Per jį reiškiasi aukštesnioji valia. Ir jeigu jis tai daro, kaip sakant, be kažkokio vidinio negero motyvo, per jį gali eiti aukštesnė valia, jis gali tapti instrumentu, pavyzdžiui, pasakyti tiesą. Taip, tokia kokia jį yra ir visiškai nebijoti, tą padaryti. Tačiau jeigu jis bandys kenkti, turės kažkokį užslėptą motyvą, iš karto gaus pasiekmes. Kaip minėjau, tai yra pasiekmes gali būti labai nemalonės. Konjunkcija Merkurijus su Plutonu, tai taip pat yra, reiškia, žmogus turi hipnozės galią. Reiškia, jis gali paveikti žmogaus psichiką, sąmonę, paveikti pasąmonę. Ir jo pačio vidinės būsenos, reiškia, įtakoja kito žmogaus irgi motyvaciją. Tai yra, kaip jau suprantate, kiek tai yra iš tikrųjų subtilu ir savotiškai pavojinga. Ir todėl čia reikia žiūrėti, jeigu jūs turite Merkurijaus konjunkciją, ar jūs esate kūrėjas, plėšrūnas, nes tai yra plėšrūno, kaip sakant, aspektas, ar tiesiog jūs pasitikite savimi ir padedate kitiems žmonėms. Aišku, čia ir vėlgi, kaip ir dar kartą primenu, kad mes kalbame apie vieną aspektą, o kiekvieną aspektą reikia nagrinėti viso horoskopo kontekste. Tai yra įvertinus ir visus kitus aspektus. Pagal vieną kažkokią, bent 3 turi būti patvirtinimai, kad taip yra. Tai yra, niekada nebūna horoskope tik vienas kažkoks, tarkim, aspektas ir dabar taip yra. Ne. Reikia dar, kad per kitus, ta prasme, aspektus tai būtų patvirtinta. Taip. Tada galima kažką sakyti, kad taip yra. Bet jeigu jūs užsiimate savistabą, jūs dabar klausote, tarkim, mano paskaitos šitos ir pas jūs yra toks aspektas ir jūs galite atpažinti. Tiesiog čia yra toks tiesioginis savęs pažinimas.
Taigi Plutonas užvaldęs yra Merkurijų, Merkuris yra pilnai paimtas Plutono valdžion ir todėl Merkurijos, pavyzdžiui, tai yra jis kalbėjimas, Merkurijus taip pat yra kontaktai, tai yra bendravimas. Ir tai reiškia, kad Plutonas, toks žmogus, kuris turi konjunkciją, jis gali, pavyzdžiui, krizinėse situacijose puikiai jaustis, puikiai spręsti, giliai įsiskverbdamas, tarkim, į problemą, labai greitai priimdamas sprendimus ir drąsus, tai yra drąsos aspektas. Lygiai taip, kaip jis ir kitus transformuoja, tai tas žmogus ir pats save transformuoja. Jis transformuoja pirmiausia, ką reiškia pats save, tai yra savo minčių. Yra visi, kas turime Plutono konjunkciją su Merkurijum, tai užduotis yra transformuoti savo mąstymą, apvalyti savo mąstymą iš giluminiuose lygmenyse. Plutonas yra, atminkime tai, kad Plutonas yra Skorpiono valdovas, yra vandens planeta, vandens stichijos planeta, yra gilieji transformuojantis vandenis. Taigi ir pas patį žmogų vyksta galingos transformacijos ir jis nuolat turi dirbti su savo mąstymu. Jeigu mes turime trigoną arba sekstilį, tai mes mokame to daryti, mes mokame dirbti su savim, su savo mąstymu, valdyti savo emocijas, ypač negatyves emocijas, pykčio emocijas. O štai jeigu turime konjunkciją, opoziciją, kvadratūrą, greičiausiai mes nemokame to valdyti. Ir tai yra gyvenimo užduotis. Tai vat, mes išmokstame valdyti save ir mes tada gauname užduotį padėti keisti žmonėm jų mąstymą, įtakoti žmonių motyvus. Tai vat ir tokiu būdu žmogus, tarkim, paprastas, tarkim, vyrukas, sakykim taip, toks neįsiskiriantis nieko, bet kai yra krizinė situacija, iš karto toks žmogus pasimato. Iš karto visi žmonės pamato jį ir nori prie jo glaustis. Tačiau paprastoje situacijoje kažkokioje, tarkim, kur, tarkim, eilinė situacija, tas žmogus gali visiškai būti toks netgi drovus, toks, sakykime, kažkaip taip toks, nekalbus, net toks vidinis šiek tiek. Tačiau tik gerai įsižiūrėjus į jį galim pamatyti, kad kažkokia yra jo vidinė ta jėga, viduje verda tam tikra energetika. Ir kai yra, tarkim, krizinė situacija kažkokia, taip, bet kokia krizinė situacija, tas žmogus išlieka ramus ir žino, ką reikia daryti. Ir jo žmonės klauso. Ir jis gali išvesti kitus iš krizės. Arba priešingai, pažeisdamas etikos normas, jis gali kitus panardinti į krizę, įvesti didžiulės problemas irgi. Jeigu jūs, tarkim, užsiimate psichologiją, konsultuojate žmonės, su tokiu aspektu jūs irgi galite, kaip sakyti, matyti labai daug žmogų, bet turi suprasti, kad ne viską reikia visai sakyti. Kad reikia galvoti, kaip padėti tam žmogui, taip, padėti išeiti iš jo, tarkim, tos problemos. Ir su tokiu aspektu galima labai daug kam padėti. Taigi konjunkcija, tai ir geras, ir blogas tuo pat metu aspektas ir transformuojantis į patį žmogų ir aplinką. Skaitosi, kas turi konjunkciją, taip pat gali rodyti problematišką aplinką, kad toj, kurioje žmogus gyvena, arba gyveno, galbūt gyveno anksčiau, bet būtinai būna kažkokia aplinka, galbūt kaimynai kažkokie labai tokie nepaprasti giminės, tėvai galbūt nepaprasti, reiškia, ir tai yra kažkokia jį patį supo plutoniška energija.
Jeigu jūs turite konjunkciją, jums įdomus visada tai gylio ieškojimas. Jums įdomu tai, kas turi gylį. Tai yra gilinimas, įsėjimas iki esmės. Paviršutiniškumas tai yra ne jūsų. Jums neįdomu, ne jūsų tema paviršutinė yra. Nes tai yra būtent ir vandens planeta, vanduo yra visada gilus. Taip pat turintis Merkurijos konjunkciją su Plutonu jaučia aplinką, kas vyksta aplinkoje, tarytum tokia kaip ekstrasensai nuskaito erdvę. Neptūnas nuskaito erdvę savotiškai, taip. Plutonas irgi tiesiog koncentruotai reiškia, jis iš karto gauna informaciją tokią, kokios jam reikia, kurią po to gali panaudoti įvairiai, priklausomai nuo mūsų vidinės etikos. Taigi, opozicija. Opozicija tai reiškia, kad prieš jūs yra kažkas, kas jūs užgožia, kažkas jūs verčia valdyti savo emocijas ir turint opoziciją reikia kontroliuoti žodį, kontroliuoti mintį, nes tai gali iškelti kažkokias prieš jūs iškylančias plutoniškas jėgas. Pavyzdžiui, pas jūs yra galbūt kaimynas, jeigu jūs ne tą žodį pasakysite, jis ten pradės, kaip sakant, iš proto eiti ir pradės kažkokius veiksmus daryti. Kažkokie, tarkim, reikia galvoti, ką sakai, kada sakai ir panašiai, nes visa tai gali būti prieš jūs panaudota ir padaryta, kaip sakant, pragarą jums gali padaryti. Ir būtent čia gali būti situacijos tokios, kur reikia pradirbti mūsų pačių pyktį arba patirti kitų žmonių pyktį į mus. Tai aišku, kai į mus eina pyktis ir mes jaučiame pyktį, bet tam, kad kovoti su kitų žmonių einančių pykčių, tai mes opozicijoje reikia patiems savo pyktį pradirbti. Ir iš tikrųjų, kaip sakant, tai yra tobulėjimas, tokiu būdu ta energija yra suvaldoma. Šiandien klausiau tokias paskaitas, psichologo paskaitas, kurie kalbėjo apie santykius, kad reikia pradirbti tos santykius ir jie pasibaigia, tos problemos pasibaigia. Tai astrologas, psichologas taip niekada nepasakys, nes jeigu mes turime konjunkciją, jeigu mes turime opoziciją, jeigu mes turime kvadratūrą, tai yra visam gyvenimui. Tai kas liečia Plutoną, tai yra pykčio tema, tai pyktis, pavyzdžiui, jeigu yra opozicija arba kvadratūra, visada bus problemos šitoj srity. Tik tai mes galime išmokti tą energiją suvaldyti ir augti per tai, be abejonės. Bet ji nebus taip, kad to nebus kažkada. Tai bus visada, visą gyvenimą. Tik tai mes išmokstame su tuo gyventi. Pavyzdžiui, turintis opoziciją Merkurijaus ir Plutono, jie išmoksta iš tikrųjų, kaip pasakyti, komunikuoti įtemptose sąlygose. Ten, pavyzdžiui, kur ant jų gali pulti, grasinti, ten ir panašiai. Ir tas žmogus, reiškia, prasidirbę šitoj situacijai, visai jaučiasi, kaip tą energiją suvaldo ir jis gali būti irgi konfliktų sprendimas specas ir labai daug patirties ir dalintis gali po to tą patirtim. Ir knygas rašyti gali. Tai bet pakol jį valdo yra reikalų. Tai reiškia daro klaidas ir už tas klaidas yra pasiekmes. Ir panašiai. Ir būtent netgi opozicija irgi pastato žmogui į tokias situacijas, kuriuose jie turi nuolat tiesiog patirti kažkokius negatyvias energijas, kažkokias, tai kas jas žmogus gali galvoti, kodėl man taip yra, aš pastoviai patenku ten, kur mane ten, kaip sakant, dubasina pastoviai erzina. Tai pakol jis nepradės vidum juoktis, pats savo pykčio nesuvaldys, reiškia, situacija nesikeis, bet
Kaip jau suprantate, praktiškai tai bus visų gyvenimo ta tendencija. Tai va tokiems žmonėms gali būti įdomios tokios veiklos, pavyzdžiui, policija, kriminalas, medicina, psichologija, magija, politika. Ten visos tos sferos, kur reikia atlaikyti, išgyventi stiprias emocijas, atlaikyti didelį emocinį krūvį. Tai yra visada kažkoks santykis su tam tikra jėga, valdžia, aukštesnė valia ir tas nuolatinis galinėjimas, jis aišku ir patį žmogų augina. Tai va, tai yra opozicija, taip pat ir konjunkcija. Dabar kvadratūra. Kvadratūra tai yra, šiaip tai kvadrato aspektas, tai yra muštynės. Tai dabar įsivaizduokit, Merkurijus mušasi su Plutonu. Kaip ten atrodo. Tai fizinės prievartos gali. Būtent jeigu opozicija yra daugiau psichologinė, nuo psichologijos viskas prasideda. Taip. Jeigu mes psichologiją per su savim dirbam, mes opoziciją galim harmonizuoti tam tikrą sprendimo būdą atrasdami. Iš pradžių galbūt sunkiai mes tą sprendimą galim atrasti, bet laiku bėga mes tą įsitreniruojam ir išmokstami, ta prasme, prieštaroje gyventi ir konflikte. Ir tai mums mes net nebevadinti nei to prieštarą, nei konflikto. Nors kitiems iš šono pažiūrėjau, galvotų, čia kietai yra, bet mums tai gali atrodyti jau nieko. Tai štai kvadratas daugiau pasireiškia per išorę, iš tikrųjų. Tai yra, tarytum, impulsas iš išorės, o po to, reiškia, išeina, reiškia, per vidų. Arba mintis pritraukia labai, kaip sakant, žmogus verda vidų ir pritraukia tas, kaip sakant, mintis materializuojasi labai greitai, kai yra kvadratas. Ir svarbiausia, kad kvadratūrai žmogus nemoka valdyti savo emocijų, nemoka valdyti savo pykčio. Ir jam labai sunku yra, nes labai greitai viskas vyksta. Jeigu opozicija dar kažkiek gali būti, tarkim, toks, kaip sakant, opoziciją galim reguliuoti, tai atsitraukti kažkur biškį, atsiriboti ir tu gali savo susidėlioti, o štai kai yra kvadratūra, tai nėra kada jau. Tai tiesiog įvyksta įvykis ir tu nesuvaldėjai ir viskas nusibalnoja. Tai įsivaizduokit Merkurijaus ir su šituo Plutonu kvadratūra, tai jeigu tarkim kažkoks tai įvykis yra ir panašiai, gali būti ir žmogus būti atpirkimo ožiu, kaip sakant. Tai šiaip tai Plutono aspektai asmeninės planetas daro žmogų įtempti aspektai, ypač kvadratūros, tokių kaip atpirkimo ožių daro. Bet ir žmogus gali, pavyzdžiui, ir spręsti problemas, toks, kaip sakant, konfliktiškai. Eiti per konfliktą tokį, kaip sakant, spręsti problemas. Tam tikras, pavyzdžiui, gali būti, kad jis kažkur tai nueina ir išsikovoja savo tai, ko jam reikia, tai yra jis eina kaip Plutonas, taip, jis nueina kažkur įtakoja, pakeičia kitų žmonių mintis ir panašiai. Čia arba priešingai, jo mintis yra pakeičiamas ir kaip aiškinama čia, Stanislava kaip aiškina, sako, tai yra kaip beisbolo lazda per kaktą. Tokios situacijos. Žmogus sėdi, krapštosi tą pakaušį ir tada jis supranta, kad ne į tą pusę ėjo. Su, reiškia, Plutono ir Merkurijos kvadratas žmogui gali kalbėti kiek nori, pakol jis per nosį negauna, nedašunta. Pradiniuose etapuose. Po to, reiškia, jis, jeigu užsima dvasinę praktiką, iš tikrųjų savistabą, turi žinių, jis gali iš tikrųjų jau ir, kaip sakant, vis sumažinti tas smūgius tuos, kol lieka tik žodžiai, o po to, reiškia, viskas eina fizinis lygmuo, po to eina psichologiniai žodžiai lygmuo, po to emociniai, reiškia, kažkokie dalykai, po to, reiškia, viskas silpsta, bet jau kvadratūra yra, visada yra tam tikra įtampa, visada, ir su ta įtampa mes turim pastoviai išmokti dirbti su tą energiją. Tai tik dvasinė praktika, teisingos žinios gali iš tikrųjų mums padėti. Skaitosi, reiškia, Merkurijaus kvadratūra
su Plutonu, tai yra žmogus žodžiais kūrė karmą. Tai yra toks žmogus kariauja žodžiais, ta prasme, kalba. Nu, aišku, ir rankos. Merkuris yra ir rankos, tai yra žodžiai ir rankos. Ir gali būti taip, kad tas žmogus, tarkim, žodžiai sudubasina, atsiprašau, žodžiu, žodžiai sumuša kitą ir po to jam praeina ta emocija, jis jaučia didžiulę kaltę, tada save daužo, saviplaka, plaka save. Kvadratas gali būti gerai pas politiką, žurnalistą, reiškia, šou vedėjai, kurie būna skandalingi šou, kur, nežinau, ar Lietuvoje tokie yra, aš televizorius nežiūriu, tai vat, kur kažkokie ten per YouTube, kiek teko matyti, pas rusus populiarus yra, kur ten auditorija, išveda konfliktas, kažkas ten kaltina, rėkia viens ant kito, reiškia, ir ten tas vedėjas dar papilsto, žodžiu, pilsto tą emocinę, tą patį labiausiai. Tai yra kvadratūra, Merkurijos kvadratūra. Aš pasižiūrėjau tokio žinomo šou veikėjo Lietuvos, Valinsko. Taip. O dabar nebetrasiu, kur aš padėjau. Tai pas jį yra dar sudėtingiau, pas jį yra Plutono konjunkcija su Marsu ir Uranu. Ir visa tai yra opozicija į Saturną ir į Juodąjį Mėnulį. Tai yra, toks ir pas patį visą tai mergelį. Žodžiu, Marsas mergeliškas, tai labai sukėlė įdomių minčių. Tai yra toks labai, sakykime, piktas žmogus. Ir nepaprastai. Tai yra karminės pasiekmės ir konjunkcija Marso su Plutonu yra nepaprasta situacija pa žmogų. Ir dar su Uranu. Tai va, su kvadratu žmogus kitiems sukelia kančią ir pats po to sąžinėje įgriaužia. Jis kenčia ir toks, kaip sakant, gyvenimo tragedija tokia per gyvenimą. Jis jaučia nepasitenkinimą savimi nuolat. Jis gali, pavyzdžiui, ramiai kalbėti, staiga ne tą žodį pasakė ir vėl jis tą patį daro. O po to vėl atsigauna ir galvoja, Dieve mano, ką daryti, ir tada save plaka. Tai yra pikti žodžiai ir iš tikrųjų tie žodžiai linkia materializuotis. Kokia problema yra, kad prie kvadratūros, tarkim, palinkėjimai, prakeikimai, jie linkia materializuotis. Ir jeigu jis užpyko ant kažko, tarkim, įsivaizduokit, kelyje, tarkim, kur nors, reiškia, toks žmogus su kvadratūra, Merkurijus Plutonas, užlenda jam priekį ir, reiškia, avarijos situacija. Ir jis gali tiesiog pradėti kalbėti, tiesiog rėkti mašinoje, jam išlieja pyktį, impulsą ir ta energija, ta psichinė energija nueina pas tą žmogų ir tam žmogui gali nelaimė atsitikti iš tikrųjų. Jis prakeikia, tiesiog jis gali su žodžiu tiesiog nužudyti. O tuo labiau, jeigu, pavyzdžiui, jeigu turite kvadratą, Merkurijus, Plutonas, taip pat ir Marsas čia, kai bus, tai čia labai stipru, koks yra pas Valinską. Tai dar ten opozicijos eina, ten, žodžiu, labai, nepaprasta situacija, iš tikrųjų. Tai, pavyzdžiui, jūs galite praktikuotis, laikotės kažkokių, tarkim, religinių kažkokių normų, ten tokia jama ten praktikuojate, viskas.
ir sėdite, medituojate ir vaikas netikėtai įbėga, reiškia, jums be medituojant ant jūsų, tarkim, šoka pečių, sakykime. Ir tas kvadratas, jis kaupia, jūs pasąmoningai kaupia kažkur tą įtampą. Ir tada sprogsta ir gali, pavyzdžiui, tas tėvas, pavyzdžiui, kažką padaryti su vaiku, arba stipriai rėkti, arba mušti, vienu žodžiu, gali. Taip, atėjo mintis dar vieną žmogų pasižiūrėti. Taip. Tai va, čia va tokios energijos, kaip jau suprantat, yra, taip, tai yra nepaprasta situacija. Bet visiems reikia žinoti, kad ir kaip sunku yra, tai yra pradirbama. Visi šitie aspektai yra pradirbami. Tam ir yra dvasinė praktika. Teisinga dvasinė praktika pradirba. Neteisinga dvasinė praktika nieko nepradirba, tik kelia įtampas. Todėl reikia labai save stebėti. Kokias knygas skaitot, kokius mokytojus klausot, su kuo bendraujate ir pas ką mokinatės. Turi visą tai mokytojas arba teisingos žinios, teisingos praktikos padeda, reiškia, šitas įtampas pradirbti. Ir tai yra gyvenimo užduotis. Suprantat? Kas turite įtemptus aspektus, tai yra jūsų gyvenimo užduotis visą tą pradirbti. Atras būdus, kaip visą tą pradirbam. O dabar tie geri aspektai, trigonas, sekstilis. Reiškia, žmogus, sakykime, praeitam gyvenime trigonas įdirbis, praeitų gyvenimų įdirbis, labai geras, stiprus įdirbis. Ir tai duoda, reiškia, sėkmę, populiarumą, patrauklumą, jo žodis gydo. Pavyzdžiui, pas mane Plutonas turi trigoną į Saulę ir Mėnulį, tai irgi duoda tam tikrą. Tie žmonės, kurie ateina į mano aplinką, jie gali patirti gydantį efektą iš tikrųjų. Tai va. O taip pat ir mano Plutonas yra mergelėje, tai irgi ir Merkurijų liečia, tai reiškia ir žodžiai gali būti gydantis, tai yra Plutonas toks asmeniškas. Tai va, tai yra, kas turi trigoną, sekstilį, tai meilė, žmonių meilė, gera sveikata, stipri energetika, žmogus priima, lengva transformacija, transformuojasi malda, lengvai keičia savo mentalinės struktūras, duoda tokį pasitikėjimą savimi, duoda gerą virškinimą, nėra problemų su nervų sistema. Dar kartą primenu, kad tai, ką aš dabar kalbu, reikia žiūrėti viso horoskopo kontekste. Gali, pavyzdžiui, Plutonas turėti trigoną, kaip reiškia į Merkurijų ar į kitas asmenines planetas, bet, pavyzdžiui, koks Saturnas, tarkim, kvadratūrą daro. Arba Marsas, kvadratūra į Merkurijų. Tai ir viskas, ta prasme, gaunasi taip, kad reikia tada žiūrėti, kokią veiklą reikia užsiimti, kad būtų mažiau veikiama nervai. Tai čia todėl visada reikia visą horoskopą nagrinėti. Visada reikia visą horoskopą nagrinėti, žiūrėti kiekvieną aspektą, bet dabar mes kalbame apie konkrečius aspektus. Taigi, kai yra harmoningi aspektai, žmogus dalinasi savo energiją, reiškia, gydanti jo energija yra, jo žodis gydantis, jo buvimas gydantis yra. Ir, kaip sakant, tas žmogus savyje galbūt žino ir aukštas etikos normas. Tai yra labai geros karmos rodiklis. Kad turėti trigoną arba sekstilį, tai yra
labai galingas praeitų gyvenimų įdirbis ir geras. Taigi, bet reikia suprasti, kad net įtempti aspektai jie yra pradirbami ir netgi įtemptų aspektų energiją gali žmogus panaudoti gėriui. Tai duoda labai didelį išmintį šį gyvenimą. Tai yra patirtį, išmintį, atjautą, tokį duoda, ypač jeigu kvadratą pradirba žmogus, ant tiek jis atjautus būna, kad jis ne vieno neteis, nes žino, ką reiškia. Taip? Žino, ką reiškia. Opozicija turintis irgi nieko nevertins ir panašiai, nes žino, ką reiškia, kad būti šalia kokio ten despoto arba kai tave pastoviai išspaudžia ten grūdami. Tai lavina tam tikrą tą tokį nuolankumą, tą tokį ir netgi tada kvadrato energija irgi tampa tokia, neša pozityvę, tokia, kaip sakant, transformuojančią energiją, tokia būna tokia daugiau aštresnė, daugiau tų tokių, kaip sakant, disonansų turinti, bet irgi, kaip sakant, išjudinanti kažkokius sustrigimus ir panašiai netgi, kaip sakant, su savo vibracijom. Bet jeigu turime, tarkim, konjunkciją, opoziciją, kvadratūrą, visą gyvenimą teks su pykčiu kariauti savo. Kaip kariauti? Dirbti su pykčio energija. Tai aišku, tada reikia ir rinktis tokias praktikas, tokius mokymus, kur būtent duoda žinių apie pyktį, pykčio suvaldymą. Tai aišku, čia joga, budizmas yra, čia tarkim kokie krikščioniški, krikščionybės kelias. Gali ir netikti, pavyzdžiui. Čia atleiskit, kad taip pasakiau, bet mano nuomonė tokia yra. Ir nuolat reikia save kontroliuoti, kad nepakenkti kitiems ir savo. Nesunaikinti kitų žmonių ir neprisikurti savo karmos ir, aišku, aplinkiniam nepakenkti. Gerai, dabar pasižiūrėsim. Taip. Aha, Kęstutis, Merkurijos opozicija su Plutonu. Tai va, Kęstuti, ką jūs galvojate apie tai, ką aš pasakiau, apie opoziciją? Yra reikalų? Ar yra koks Plutonas jūsų aplinkoje, kuris jūs treniruoja? O štai Irena turi Merkurijos ir Plutono trigoną. Tai čia jau yra labai didelis dalykas. Inga. Aha. Merkurijus ir Plutono pusiau sekstilis. Merkurijos sekstilis pusiau pin, Merkurijos kvadratas su Jupiteriu. Aha, Jupiteris tada šiek tiek įneša reikalų, bet tai puiku. O štai Vita, tai jie labai gerą karmą turi, sekstilis Merkurijos su Plutonu ir taip pat su Neptūnu ten turi gerų aspektų, kiek žinau. Plutono trigonas su Venera, sekstilis Neptūnu. Aha, pusiau kvadratas su Merkuriu. Matot, pusiau kvadratai, jie turi savo tam tikrą specifinį poveikį. Tai mes dabar kalbam apie didžiuosius aspektus, o štai pusiau kvadratas, jis veikia šiek tiek, jo veikimas šiek tiek specifinis yra. Jis daugiau irgi psichologinis labiau yra, nelabai, kaip sakant, taip iš karto materializuojasi. Bet užduotis yra, tai yra vidinio irzulio, vidinio tokio nepasitenkinimo priežastis gali būti ir tai reikia būtent atpažinti ir, dirbti reikia su tuo. Kągi, ačiū visiems, kad žiūrėjot, parašykit komentarus, duokit atgalinį ryšį ir susitiksime šią savaitę, sekančią nebūsiu, kaip minėjau, ir būsiu dar kitą savaitę, tai yra, pasakysiu kada tiksliai, paskaita bus 22 lapkričio 22 dieną, apie Venerą bus. Tai va, paskelbsiu, 20 dieną paskelbsiu, tai ir
Taigi pasiplanuokit ir galite pagalvoti ir klausimą, jeigu iš anksto net užduotumėte, tai galėčiau kažką papasakoti. Gerai, ačiū. Iki.